Sveiki atvykę į dar vieną pokalbį. Šį kartą ne pas mus svečiuose, mes svečiuose, pas Aleksą ten. Welcome. Studijai. Tai ką, labai malonu, kad atėjai, mes atėjom. Jo, ačiū, kad atvykot. Tai ką, aš manau, kad pirmiausia pradėsim gal nuo to, ką muzikantai gali geriausiai. Pagrosim truputėlį. Bandom. Netikėta pabaiga. Turiu klausimą. Iš karto. Iš karto tiesiai prie klausimo. Kas tavo galvoje vyksta, kai tu darai tai, ane? Kai aš darau? Pirmas žingsnis. Nusistatai tonaciją, ar iš karto tiesiog šauni, ar iš karto girdi natą kokią. Kaip tu pradedi, prašiausiai? Jo, tonacija greičiausiai. Kol tu pradedi groti, aš ten pasičiaikinu, aš neturiu absoliučios klausos. Aha. Jo, ir tada tiesiog stengiasi kuo mažiau galvot. Jo, kad refleksai ir instinktai darytų savo. Jo. O kad galėtum kuo mažiau galvoti, ne? Nu, taip. Gerai, nežinau, praeikime 10-20 metų atgal, ne? Kaip pradėjai iš esmės? Nuo ko pradėjai groti? Pradėjau nuo muzikantų šeimos visų pirma, nuo tėvų, dėl to, kad... Čia iš tos serijos, kai grojai dar prieš gimimą, ne? Nu, matyt, jo, tiesiog kažkokia informacija aš gavau dar būdamas kažkur tai ten. Aha. Jo, ir... Žinau, mažens pas tai namuose muzika eina? Jo, mama pianistė, tėtis buvo putikas, valtornistas. Nu, jisai groja ir saksofoną, ir fleitą groja. O pats pradėjai su gitara? Ne, aš kaip pianistas, aišku, pradėjau. Iš pradžių kaip būgnininkas. Nes aš ėjau orkestrą, pas tėtį, būgnai man labiausiai patikdavo iš visų šitų instrumentų. Okay. Va. Ir tada po būgnų pianinas. Ar tai buvo kažkoks tai muzikos mokykla, ar tai tėvai daugiau auklėja? Iš pradžių iki mokyklos, kai man buvo 4-5 metai, jau kažką man tam parodydavo. Jo, ir aš po to muzikos mokykloje atsimokiau 5 metus, atrodo. Jo. Ir po 5 metų... Fortepionu? Fortepionu, jo. Ir man... Ir tada aš jau visiškai pamečiau, dėl ko aš pradėjau muzikuoti, dėl to, kad perspektyva grot visą gyvenimą muziką iš natų, man pasidarė labai nuobodu. Jo, ir aš praktiškai mečiau, bet tuo pačiu metu atsirado gitara, aš pradėjau tiesiog groti. Kaip atsirado gitara pas tavo gyvenime? Kas tą įtaką sukūrė? Man atrodo, aš kažkokį sovietinį filmą žiūrėjau ir ten, tada buvo labai madinga tiesiog. Aha. Tu gal matei tokį filmą Crossroads? Taip. Jo, ir ten
vienas pagrindinių herojų, šitas senas afroamerikietis, jo. Jį paklausė dėl lūpinės armonikėlės ir jisai sako, tuose kraštuose, kur aš gimiau, jeigu tu negroji lūpinę armonikėlę, ne viena merga su tim neįs. Tai taip ir gitarą atsiranda. Jo, tai man buvo 12 metų, atrodo. Ir ką pradėjai grot? Iš pradžių turbūt... Galėtum padainuoti. Žiauriai sudėtinga. Tai ypač šitas akordas. Pionierių stovyklai. Po to dasidėjo. Ir aš tada supratau, kad aš praktiškai 90%, kas skambėjo tada iš televizijos ir radio, galiu nusiimti, galiu transponuoti šitą. Viską iš klausos tai darei? Jo. Aišku, aš turėjau šitų pagrindų maždaug. Taip. Bet, pavyzdžiui, pradėjai groti gitarą, ar viskas vis tiek per tą klasikinio auklėjimo prizmę, kad per teoriją, ar vis tiek viską iš klausos darei? Manau, ir tas padėjo. Tonikų subdominantė, dominantė, šitą jau kažkiek žinojau šitų santykius. Visą tai jau į gitarą perkelinėjai. Taip. Bet tada atsirado rock'n'rollas mano gyvenime. Nes mano pusbrolis grįžo iš armijos, jisai turėjo didelę fonoteką. Yra tokios muzikos. O jisai man buvo šiaip aplamai tokia role model. Ta prasme, visada labai klausiau, ką jisai sako, ką jisai mąsto, jisai buvo tiesiog, ne toks kaip visi, kaip šeimoje, jisai biškėjo prieš sistemą. Ir super, aš noriu tokios muzikos, nes jos niekur nebuvo praktiškai. Per televiziją, per radiją šito firminio rock'n'roll nebuvo. Ar iš plokštelių, ar iš kasečių pradėti rinkinėti? Iš kasečių. Aš neturėjau magnetofono, aš važiavau per visą miestą pas jį. Aš ten sėdėjau 3-4 valandas, va taip. Priešais tą Panasonic. Ir dar gera istorija. Su gitara rankoje? Ne, aš neturėjau. Jisai neturėjo gitaros, jisai nebuvo grojantis. O man reikėjo kažkaip tai kai aš grįžau namo, man reikėjo pagroti originaliuose tonacijos. O važiuot man buvo su 2 autobusais. Jau su persėdimu. Ir aš turėjau šitą dainą, pavyzdžiui, tam kokį nors. Tam Stargazer. Aš turėjau laikyti čia ir dainuot, kol aš važiavau su 2 autobusais. Ir grįždama iš karto gitarą. Ok, mi minoras. Super. Tai matyt, tas irgi kažkiek padėjo. Na, šitarė. Gerai, rock'n'rollas prasidėjo. Ar pradėjai grot kokiam ansambliui, grupiai? Čia buvo daug vėliau, nes rock'n'rollas prasidėjo 7 klasiai. Ir aš taip ir grojau namuose visą šitą rock klasiką su akustinė gitara. Aš nežinojau, ta prasme, nebuvo kur paklaus, nebuvo informacijos. Aš turėjau kažkokius tai vadovėlius sovietinius. Bet jie buvo labai toli nuo to, ką aš norėjau grot. Taip. Estrada geriausiu atveju. Ir aš nežinojau, kad aš girdėjau kažką, kad tai yra. Bet su tą akustinė gitara aš galėjau groti tik tai. Aš dariau taip. Neįtemsi jas. Gal ir įtemsi, bet tiesiog aš neturėjau žalio supratimo, kad tai daroma. Ir kaip jis atsirado po truputėlį? Ir man atrodo, jau 10 klasėje kažkas iš klasiokų, iš draugų, sako, mes buvom ten ir ten yra labai kietas bičias, jisai ten būtinai reikia tau nuvaryti. Ir aš nuvariau ten ir tas bičias 88 metais tai buvo.
Jisai grojo bendė ir ten buvo bendas, jisai parodė, kad galima daryti šitus dalykus, galim daryti šitas nesąmonės visas. Jo, wow, jo, aš grįždavau namo ir su ta baldų fabriko gitarą grojau Van Haleną visus. Pirmasis mokytojas tavo kaip ir gitaros. Jisai nebuvo mokytojas formaliai, jisai tiesiog parodė, kad yra tokių dalykų. Praplėtė akiratį truputį. Jo, ir aš tiesiog tos įgūdžius po to lavinau. Iš pradžio atrodo, kad neįmanoma turbūt ant šitos gitaros daryti, bet jeigu labai nori. Galiausiai tapo įmanoma. Taip. Kada atsirado pirmoji elektrinė gitara rankose? Atsirado, kai... čia irgi įdomus dalykas. Aš po mokyklos įstojau į pedagoginį... Dar Rusijoje gyvenau, Orenburge. Įstojau į pedagoginį institutą, kur buvo labai neįdomu irgi. Aš pastoju ten su gitara sėdėdavau lingafoniniam kabinete. Ir... Bet anglų kalba čia irgi čia susijęs su rock'n'roll. Aš skaitydavau tekstus, ten liriksus. Tai čia buvo dalis... Prie progos ir kalbą išmoksti. Jo. Bendro kelio. Ir vieną kartą aš važiuoju į tą savo institutą ir aš sutikau bosistų iš to bendo, kurio gitaristas man parodė visus pačius kečiausius dalykus. Jo, ir aš paklausiau, kaip jūs ten. O jie buvo jau, man buvo 16 turbūt, o jiem 23, 24, dėdės, jau po armijos, po visko. Tai sako, mes su tuo gitaristu kažkaip negalėjom rasti bendros kalbos, tai mes jį. Dabar neturim gitaristo. Puikiai proga. Wow. Labai įdomu. Aš tiesiog norėčiau ateiti pažiūrėti, kaip jūs ten grojat, kai kažką, jisai sako, man telefonas. Vieną kartą atėjau ir jie sako, davai pabandom ką nors padžemint. Jo, ir aš viskas dariau, kad padaryti kuo daugiau įspūdžių jiems. Jo, ir aš buvau jau užbukintas, priimtas į tą kolektyvą. Jo. Super, tai čia prasidėjo toks jau roko muzika. Jo, aš neturėjau dar elektrinės gitaros, jūsų elektrinės gitaros tada pagrindė buvo kultūros namuose ar ten prie kažkokių tokių šaltinių. Tai? Tai aš ateidavau, ten buvo valdiškas diamantas, toksai čekiškas Les Paulas, kažkokios primočkas, jo. Neturėjai savo gitaros? Jo, neturėjau, bet aš tada pradėjau zyst tėvams, kad man reikia. O tada iš požiūris buvo kitoks, kad elektrinė gitara gali būti tik tai pas profesionalus. Bet man... Ar jūs skaitai, kad tuo metu ir grojai jau šiek tiek profesionaliai? Čia su kuo lygint? Su savimi tuo laiku? Iš esmės. Aš turėjau įgūdžių, bet aišku, juokinga tiesiog dabar. Bet aš turėjau norą, aš turėjau motyvacijos. Jo, ir man davė 130 rublių, aš nuvažiavau ten su kitų gitaristų, kuris vyresnis buvo, ir nusipirkau Iris čekišką gitarą, čekiškas telikas toksai. Ir vat buvo mano pirma gitara. Ir dar už kažkiek distortioną vietinės gamybos. Viskas, ko reikia. Jo. Ar jūs grojat sunkesnę muziką, ar tai buvo kokia estrada, ar kas tai? Kadangi tai buvo prie kultūros namų, ten kažkokios saviveiklos, tu turėjai atiduoti duoklę valdžiai, administracijai, grot kažkokią programą ten patvirtinta, o dėl savęs tu galėjai grot. Tada buvo labai ant bangos Malmstinas, Makalpainas, Minimor. Tas gitaristam? Jo, aš labai daug, 88 grojau.
Jo. Ir tai realiai buvo tavo tokia kaip mokykla gitaros? Viskas... Viskas iš principo iš įrašų. Kažką pasiėmė iš grojančių, iš profesionalų. Nusižiūrėsi. Jo, vis tiek jau. Žodžiu, buvai tiek nusirinkinėjai iš klausos, tiek buvai tarp muzikantų, kaip suprantu. Jo, tas yra labai svarbu. Jeigu tai jau priėmė į Hebrą, ne, ten kažkur, tai tu jau anksčiau ar vėliau susipažįsti su muzikantais viso miesto praktiškai, tu žinai, kas yra reitingą, ne, ten žinai, ką reikia žiūrėti, su kuo ten reikia susipažinti, kas ką turi, visokių ten girtan, nes tada nieko nebuvo. Praktiškai firminių instrumentų nebuvo. Jo. Norint muzikuoti, iš esmės atrodo, kad ne tik tai skilų reikia, bet ir pažinčių, truputį kas būti rate. Be abejo, ypač jeigu tu... Ar gali padaryti, ką nors vieną savo kambarį užsidaręs? Net ir dabar su internetu. Teoriškai taip, dabar turi visas galimybės. Tada? Turi turėti labai daug, aišku, labai gerų įgūdžių social media, bet... Tuo metu nelabai, ne? O tada kas, 88-ais, provincijoje, nors ir čia buvo apskrities centras, bet vis tiek. Jo, čia jeigu tu nori kažką, reikia važiuoti į didmiesčius, ten į Citis, ten kažką. Ir aš tą padariau po 2 ar 3 metų. Kur išvažiavai? Į Maskvą. Prasidėjo rimčiau viskas? Įstojau ten, į tą Gnesinų kolegiją, kur jau Gnesinka taip vadinasi. Kaip Vilniuje Kelpša, ten yra Gnesinų ta kolegija. Ir ten buvo jau didelis konkursas, ten buvo iš visos sąjungos. Būtent gitaras stoji? Kandidatų, jo, gitarą, estradinis. Ir ten susipažinau jau ten su kai kuriais draugais, su kuriais iki šiol bendraujam. Pavyzdžiui, ten mano draugas Rygoje, yra superinis gitaristas. Artur Skutepovs toksai. Ir tada aš pradėjau groti džiazą. Dėl to, kad pasidarė aišku, jeigu tu nori groti su pro muzikantais, mano įgūdžių neoclassical, netgi jeigu tam Steve Vai neužtenka. Dėl to, kad turi išmanyti apie harmoniją ir ritmą kur kas daugiau negu paprastas rockeris. Jo, ir pavyko? Išlaikyti lygį. Aš kaip matau, bent jau dabar tai. Bet kaip tada? Jo, aš turbūt 2-3 metus groju tik tai džiazą. Standartus, nes reikėjo tiesiog išmokti naują kalbą. Iš pradžių buvo akordai, po to tam... Tada jau po biškį ateidavo informacijos iš vakarų. Ten buvo visokios video školos, tam Scofield, Scott Henderson, kuris iki šiol mano guru yra. Čia yra. Nice. Ar iki šiol vis dar mokaisi? Taip, pastoju. Kas yra tau iššūkis? Pavyzdžiui, šiandien. Kas tau yra iššūkis šiandien? Aš pastoviai atrandu kažkokius dalykus, kurie... Yra kažkoks kūrinys, kurį atrodo norėtum pagrot, bet... Ne taip, ne? Taip, čia buvo paauglystė. Dabar... Labiau tai susiję turbūt su Modern Harmony ir su ritminiais dalykais. Ir kažkokie techniniai dalykai. Jo, harmonija toks neišsemiamas dalykas. Kaip ir. Jo, ritmas irgi. Su laiku, ta prasme, aš groju grupėse, kaip aš į Lietuvą papuoliau. Man paskambino pažįstamas draugų draugas, sakė, kad yra grupė. Jie tipo pro važiuoja į Ameriką, bet jų sponsoris gyvena Lietuvoje, Vilniuje, ir jam reikalingas gitaristas. Kas tai per grupė buvo? Smith & Wesson.
Jie tada buvo labai, nu, tu pasiklausk, tu iš Kauno, ne? Taip. Tai vat, Kauno muzikantai atsimena tikrai, Rebel Heart atsimena, ir kiti, ten buvo, kaip ta grupė trio, ten grojo Robertas Buševičius, po to, ne, vėliau. Vėliau. Linas, kuris dabar Anglijoje gitaristas. Ir Alfa bosistas, man atrodo, toksai buvo. Nepasakysiu. Nu gerai, jo. Tai vat buvo 94 aš čia atvažiavau, mes pradėjom repetuoti, mes turėjom vieną programą, kitą programą, po to ir turėjom kasetinį albumą. Po to gal atsiųsiu linkus, jeigu įdomu. Būtų įdomu. Klausyti jo ir va, ir mes egzistavom kažkur 2 metus tikrai. Ir išvažiavote į Ameriką? Neišvažiavom, prasidėjo tas pirmas Čečėnijos karas ir su Rusijos pasais ten buvo. Bet aš tada kažkaip aš jau susipažinau savo dabartinę su žmona. Jo, ir mes jau pradėjom gyventi kartu ir aš noriu čia pasilikti. Ok, super. Ir kaip tas muzikavimas Lietuvoje visgi išsiplėtė, kaip patekai į tos rimtesnius projektus? Jo, nu ten dalis tos Kebrus išvažiavo, ten būgnininkas pasiliko, mes tai su juo grojom, po to aš 96 kažkur tai sutikau kažką iš Rebel Heart, mes buvom pažįstami, tos metinės Rebel Heart. Ir jie sako, mums reikia antro gitaristo. Ir aš pragroju su jais sezoną, mes pakeliavom, ten buvo daug fan istorijų. Tuo metu ta Rebel Heart ir milžiniška grupė buvo? Jo, jie buvo big. Kiekvieną dieną rodydavo per teleką. Man keista, kad Rebel Heart į užsienį neišėjo, nes yra labai stipri grupė. Nu taip, jie ir turėjo ten žmonių, žinai, čia irgi luck faktorius ir ten visokių būna dalykų. Ir po jų aš jau groju ten tiesiog reikėjo kažką valgyti ir aš groju ir su orkestrais, ko aš nemėgstu labai. Sėdėti, čekinti, kad... Bet mačiau ir dabar su klasikinė muzika užsijami, keli metai atgal mačiau buvo. Kartais, matai čia, jeigu ten tave ima, kad tu būtum savimi, o ne tiesiog ten kažkokį... Ne orkestro dalis, ne? Jo, kuris groja natas, tada čia, kitoks muzikavimas. Jo, groju ir estrada visokia, Ovidijus Višniauskas, Gytis, kas ten dar, tiek daug buvo. Jo, ir pradėjau dirbti studijose, ir kartu su draugais, su Martinu. Jo, iš pradžių tiesiog kaip session, tariais po to pradėjau aranžuoti, produsuoti. Kuri dainas yra? Ir kurti, aišku, jo, bet tai, ta prasme, čia... Ar ir daina su tekstais, ar muzika tik tai? Tekstas, ne, aš... Muzika, žodžiu. Neišdrįsčiau lietuviškai rašyti tekstus, jau su savo anglų kalba, bet... Muzika taip, jo, čia tiesiog turi atmušti ranką. Iš pradžių dirbi su svetima muzika, tu supranti, kaip... Jo, man visą laiką buvo įdomu, kaip veikia muzika. Kas tai yra. Jo, ar analizuoji visas dainas? Jo, aišku, tai yra. Ką dainas analizuoji? Iš pradžių harmonija, ritmas, struktūra dainos. Ar bandai sąmoningai kopijuoti kažkokias mėgstamas dainas? Turbūt aš bandžiau kažkada. Dabar aš galiu tą padaryti tik tai nesąmoningai. Jo, dėl to, kad, mes visi kalti, jo. Mes dažniausiai kūrim tą, ką mes girdim ir tą, ką mėgstam, bet aš stengiuosi, jeigu aš pastebiu, kad tai labai panašu, tai aš
fuck off, nenoriu šitą. Geriau, reikia dar pasidėti. Ar manai originalesnė muzika kurtum, mažiau girdėjęs muzikos, ar kaip tik daugiau? Ne. Jeigu tu, supranti, jeigu tu čia nieko nededi, jo, tai labai maža tikimybė, kad kažkas gero. Nes, žinai, ne kartą yra iš to ypatingai jaunimo tarpo vis išgirsti, žinai, kad čia nereikia mokytis, reikia laisvai grot. Jo, iš pradžių, jeigu, esi jaunas nihilistas, jo autoritetų nėra, tai jo, kažkiek, tai jo, tau sako, šitas yra geras. Kas geras? To aš jam parodysiu. Kas yra geras. Jo, bet tai... Bet kokia realybė tau taip atrodo? Bet labai greitai supranti, kad, kad jo, žinok savo vietą, tiesiog dirbk, stenkis, jo, žiūrėk, ne į tai, kas šalia, bet žiūrėk kažkur tai. Kur. Aukštyn vis. Jo. Norėčiau pakalbėti apie tavo paskutinį albumą. Okay? Gerai. Perklausiu visą. Iš tiesų labai fainas albumas. Labai rekomenduoju paklausyti. Vien instrumentinė muzika, ne? Spotify tai vienintelis albumas, man atrodo. Jo. Ar buvo anksčiau bandymų padaryti kažkokį pilnametražį? Ne, tai tiesiog šitas albumas, aš prieš tai rašiau savo trio dainas su vokalu ir ten tekstus ne aš rašiau, bet ir paskui taip susiklostė aplinkybės, kad aš nežinau, ką daryti, kur toliau eiti, kokią kryptim. Ir aš vieną kartą nuvažiavau pas savo kolegą, draugą Martyną Kuliavą. Vieną geriausių Lietuvos gitaristų ir kūrėjų. Ir mes su juo ten dviese kažką darėm šašlus, tam geriam alų ir džeminą, kaip visada. Ir bet džemindamas aš pagrojau šitą rifą ir mes išsinėjau į telefoną. Aš grįžau namo ir galvoju, reikia su to kažką padaryti. Šito rifo, kažką paprasto. Jo, bet ir dariau ir visai nepaprasta. Visiškai nepaprasta, jo, bet tai buvo pradžia šito albumo. Aš neturėjau nei terminų, nei nieko. Man nebuvo, kad aš noriu sukurti albumą. Iš pradžio atsirado dainos, po to albumo mintis. Jo, po to, kai jau turi 6-7, galvoju, gal jie visi sako, kad tu turi turėti kažką. Kaip pas tave atsiranda daina iš esmės? Ar turi kažkokį tai susikūręs būdą sukurti dainai, ar visada kažkaip vis improvizuoti dainai? Aš galiu save, aišku, priversti kažką daryti, ypač jeigu tai susijęs su industrija. Tam pinigai kažkas moka, tam reikia, jo. Bet su savo dainom, ne, čia turi tiesiog tas subulys nukrist galvos. Čia gali būti bet kur. Aš jau turiu tokį refleksą, jeigu man kažkas pradėjo skambėti, aš kartu telefoną, diktofoną ir aš einu ir ir paskui namuose aš turiu atsirinkti, ką aš to norėjau pasakyti, kartais labai sudėtinga. Tai tokia dainos pradžia. Aš irgi turiu daug dainų pradžių, bet dažniausiai sudėtingas dalykas būna užbaigti ją. Ir galiausiai padaryti įrašą. Jo, čia geras momentas. Čia ateina su patirtim. Ir dėl to... Kaip užbaigti albumą? Patarimas. Dėl to netgi jauniems kūrėjams patarčiau neužbaiginėti kol kas nieko, bet atidėt ir kai jūs turėsit daugiau patirties, jau dirbame su struktūra, su harmonija, su tokiais dalykėliais, gal pavyks po metų, gal po 2 tą padaryti. Kaip įgytos patirties?
Kaip tobulėti gitaroje, kai jau atrodo, kad tu gali pagroti daug dalykų, gali už to uždirbti ir tau iš esmės nėra piniginio tikslo tobulėti? Kaip tobulėti šitą vietą? Čia net ne su gitara, su muzika, sakyčiau, aplamai. Man padėjo, sakau, kad aš labai ilgai dirbau studijai su kolegom ir mes darydavom, turbūt tūkstančiais šitų įrašų. Aš buvau... Tai komerciniai projektai buvo? Jo, čia buvo komerciniai projektai, bet jie visokio pobūdžio, nebūtinai čia Palangos Basanavičiaus gatvės lygis. Jo, čia galėjo būti big bando aranžuotės, galėjo būti įvairiausių stilių. Gaunasi, kad per tą platų stilistiką tu labai daug pamatai? Taip. Ir inžinierius aš nekoks, aš nesu tiek. Yra žmonių, kurie daug greičiau ir daug... Jo, bet... Kas liečia natų, tai yra turbūt mano. Okay. O kaip pats albumas gimė? Girdėjau, ne visi instrumentai gyvai rašyti, man atrodo? Ne. Būgnai tikrai ne? Ne visi. Jo. Kaip, ar tu sėdi prie kompo ir žaidė, ar sėdi su inžinierium? Jo, čia mano partneris Martynas Puchovičius. Mes dirbom dviese, aš atnešu idėją. Jo, mes įrašom kelias idėjas ir aš po to namuose turiu biškį paklausyti, pagyventi. Kartais būna, kad gali gimti nesudėtingas kūrinys. Vienas buvo iš šito albumo, kur grojo Martynas Kuliaus irgi gest ir Gintaras Šulinskas, antras legendary Lietuvos gitaristas. Tai antras, ta prasme, kad jie buvo du, čia nėra reitingas. Aš kol važiavau liftu į 8 aukštą, tada Martynas 8 gyveno. Man jau, aš turėjau rifą ir kažkokį dar atsakymą, gal B dalį. Ar tu kuri tiesiog galvoji, sakyti, įsirašinėjai, savo pasidainuoji? Čia pats geriausias variantas. Nes tada tu nepriklausai nuo pirštų. Nes pirštai žino daug dalykų, bet jie nebūtinai bus muzikalios šitus idėjus. Aš stengiuosi, kartais tu gali pradėti groti banaliausių dalykų. Kažkas tokio, tiesiog džemo pavidale. Užsidarai dėžutėje tokio ir... Jo, ir po to tu... Aišku, buvo shit, bet galima, gal aš persiklausyčiau vieną kartą namuose. Kaip tai atsiranda tavo gitaroje galvoje? Ar tu dėstysi atskiras detalės, akordai, melodiją, ar kaip tik viską kartu bandai girdėti? Geriausias variantas, kai tu gali pagroti ir tą ir aną. Jeigu tu... O čia irgi tas dalykas, kai aš... Bet ar tu galvoji girdi viską vienu metu, ar sluoksniais? Aš dabar viską pagrojau, ta prasme, tu pats matei. Buvo kažkokia linijinė idėja ir po to aš pradėjau groti kažkokią harmą kartu. Ir grūvą kažkokią. Geriausia, čia irgi ateina su patirtim, kad tavo refleksai veikia.
Jau iš to, ką esi grojęs. Jo. Ir pradedi, ar jau girdi priekyje, ką grosi, jau girdi, ką grosi į ateitį? Ar kaip tik reaguoji į tai, ką tik sugrojai? Kartais taip, tada gerai. Kartais gali išgelbėti dėl to, kad pirštai žino daug dalykų, kur galim panaudoti. Ne tik tai bullshit, bet kas suveiks. Bet ar tu sąmoningai žinai, ką tu darai? Ar tai vėlgi piršto atmintis daugiau? Aš negalvoju apie tai per daug. Aš tiesiog transliuoju, kas čia. Jo, bet jeigu tu mane sustabdytum ir paklaustum, kas čia buvo, aš tau atsakyčiau. Jo, taip turi tas veikti, mano manim. Žodžiu, ir laisva improvizacija, bet kaip suprantu, jinai neteina vien per laisvą improvizaciją. Tu vis tiek kažkurio momentu turėjai apmastyti tai. Kažkurio momentu, kai jau sustosi. Ar įrašinėjant? Jo, aišku. Jo. Prigroti tai galima, nesąmonių daug. Ar būna situacijų, kai iš tiesų nežinai, ką groji? Galbūt pakeiti derinimą kokį, kad pirštai nedarai šitų dalykų? Ne, aš retai eksperimentavau su derinimais, dėl to, kad, čia tai yra fainas dalykas, Jimmy Page, tam Led Zeppelin, visi šitie That God, jie padeda, kiek aš girdėjau, jau kurt kitaip, bet... Tarsi prie kito instrumentas, nebesito dėžutė, tarsi. Jo, bet aš tada... Aš neturiu laiko tiesiog normaliai valdyti dar vieną instrumentą, supranti? Man su to tiek yra ko mums. Persiderinė galas, kad per naują mokytis turi. Jo. Aš kartais su klepu galiu pakurti. Ar būna, kad specialiai stengiasi kažkaip save, prieit prie kito instrumento, kad tiesiog kitaip kurtum, kitaip grotum? Ne, specialiai to nedariau. Ne. Tikrai ne. Nebent tiesiog kūrikai be instrumentų. Tas man patinka. Čia yra true variantas. Man atrodo, kad tai yra pats muzikaliausias, pats produktyviausias. Čia tavo pirminis instrumentas, tam balsas arba ten smegenys. Bet ar gali būti, kad tu tiek balse irgi užsidarai kažkokias dėžutės, kurias esi girdėjęs, kažką... O prie kito instrumento ten žinai, kurio ten negrojas, ar ten kitas derinimas, tu net nežinai, ką tu darai. Jo, čia tai viskas logiškai iš esmės. Kartais, tai gali paskatint, kad kūrybą aš suprantu. Čia labiau aš naudoju šitus dalykus, kai aranžuoju kažką, ir kai ieškai spalvų. Garso paieškai būtent. Garso efektai kažkokie. Kažkas iracionalaus, kažkas nelogiško. Ir kaip tai pasiteisina tarkim, kontekste dainos? Aš turiu tam dainą, nuo iki, ten yra būgnai, yra aranžuoti, gitarus įrašytus, bet jinai man šalta, tokia labai jau mechaninė. Ir tada vieną dieną aš darau sesiją, aš tik tai darau funny sounds, su delay, su kažkokiais jau, kad... Ir mes įrašinėjom su Martinu kažkokios perkusijas, lupinam ten kažką. Nice. Kūrybinis. Jo, tai būna fan. Ar tada atrodo, kad, nežinau, jautiesi kūrybiškesnis šitoje vietoje? Atrodo, kad tu kaip vaikas. Nes čia tu maždaug viską žinai, o čia aš kažkas naujo, tu kaip vaikas. Ar norėtum sukurti dainą vien iš to? Geras klausimas. Reikia pabandyti, Verta. Nes kažkur, nežinau, kur mačiau net, visas perkusijas, būgnus pasidaro iš elementariausių garsų, kad jokių ten jau tų VST instrumentų nebūtų, viską studijai sėdi, ten suplojam, kažkur patiria apsibačka jau. Jo, visai fainis skamba.
tokia technologija dar yra, tu tiesiog, tu turi, pavyzdžiui, tu turi, jau galvoju, girdžiu ritmas eina. Jo, ir po to tu rašai tik tai noizą. Ir tada tu šitą treką su melodainu darai natas. Ir tu gauni tokį naują instrumentą. Ir labai creative būdas kurti muziką. Su naujais soundais ir tonais. Kalbant apie stilistiką, ne? Albumas bent jau toks džiazovas, bet nėra ten džiazas. Rock, fusionas. Aš esu turbūt, rockeris, nes dažniausiai aš groju su rock tone. Bet jeigu aš gročiau tik tai rocką, man tai labai greitai taptų nuobodu. Jeigu grot tik tai džiazą, aš galiu pagrot vieną gabalą. Ir kartais man patinka grot džiazą, jeigu gigas yra jazz gig, su muzikantais. Dėl to, kad aš esu improvizatorius. Čia yra svarbiausia. Bet grot visą jazz programą man irgi būtų nuobodu. Ir tai nebūčiau aš. Vat kai aš groju 3 metus studentų tik tai džiazą, ten standartus, ar kažką, aš galvoju, kur aš tikras. Bet tie standartai dabar į tavo muziką persisėmė vis tiek. Standartai ne, bet mąstymas, harmonija, aišku, visi dalykai, kurie yra gilesni negu tam. Aš mėgstu bliuzą labai, bet rokavas toksai, metalovas bliuzas man, jisai labai ribotas. Kaip metalistai groja bliuzą. Jo, čia man tai nėra bliuzas. Aš taip šudinai groju bliuzą. Jo, ir aš ne apie tai, kad jau po džiazo savo periodą aš supratau, kad aš nemoku normaliai pagrot bliuzą, kai man buvo 22, gal 23. Ir kontrastui, kaip atrodytų bliuzas? Ne metalovas. Netgi jeigu, pagrok man pentatoniką. Čia tipo rockerio pentatonika. Net gali būti to. Jo, o bliuzmen būtų. Čia bliuzas apie niuansus. Jie niekad negroja. Va tai skamba jau. Ten nėra šitų natų, ten yra. Specialiai lipama iš tonacijų. Jo, kad jisai, bliuzas nėra švarus. Toksai, Ar jis nėra švarus natų tikslume, ar ir garse? Jo, visumoje. Tai yra niuansai, artikuliacija, natos, kurių nėra temperuotoj sistemoje. O tokia nata, jo, jinai man labai skani. Ten nėra. Kaip metalistai groja bliuzą. Bet vis tiek, jinai faina, kai yra kažkokiam vis tiek kontekste. Pentatonika? Ne, tos nukrypstančios natos vis tiek grįžti paskiau į
tonacija. Ne, taip, bet aš, čia... Tas ir fainai yra tas santykis. Čia yra mano, irgi mano DNR, ne? Lietuviškai vadinasi, DNA. Aš praktiškai negroju. Netgi jeigu aš groju kažką tai fusion tipo. Ir tai yra šaltas toksai dalykas, jisai kaip kažkas groja su sintezatorium. Visos status pagal dinamiką vienodos. Ir po to aš būtinai noriu maišyt, žodžiu, iš šitą. Man patinka maišyti seną su nauju tokiu fusion tipo linijų. Tikiuosi, mes vis dar albumo temoje kažkur esame. Kaip jis atsirado? Ar serialiai sėdėjot dviese studijoje? Pagrindė taip. Pagrindė, ne? Pagrindė taip. Tai nėra vieno... Ar ten yra daugiau muzikantų, ar tik tai tu? Ten yra Saulius Petreikis groja ten ant tokio vieno gabalo, kuris buvo kaip British folk, tokia daina. Ir čia vienai dainai kviestinis, ne? Jo, po to buvo, Gintaras ir Martynas kviestiniai irgi, po to Tadas Žukauskas, biksų bosistas, jisai grojo, ten yra iš 7 vienas toks gabalas. Ir buvo dar mano vienas iš Rusijos profesionalas. Ir vienas iš Švedijos, mano draugas, nerealus muzikantas. Jo, tai jie irgi prisidėjo. Yra minčių, kada nors padaryti albumą su vokalais, kad ir kviestiniais kokiais muzikantais? Ar visgi labiau traukia instrumentinė muzika? Aš turiu dainų su vokalais. Projekcija į ateitį. Aš turiu ir rašytų dainų su vokalais. Ir Martynas tas pats dainuoja čia. Jo. Gal kada nors. Tokia mintis nėra svetima. Nėra visai svetima, bet instrumentiniam žanrė man... Ar tiesiog jaukiau jautiesi tokiam žanrė? Ne, kartais būna, jeigu tiesiog tu ateini padžemint pas ką nors, pas vokalistą, ir jisai jau viską daro gerai, ir jisai sako, tik tai grok, ką nori, tik tai grok. Ir toks formatas man patinka. Aš nenoriu pastoviai aiškinti vokalistui, kaip jisai turi dainuot, kad jisai jau turi taip dainuot, kad man iš karto patiktų. Žodžiu, tu geriau jausimės ne kaip prodiuseris, bet grupiai kažkokiai galbūt. Su vokalistu kartais taip. Ne tai, kad grupė. Jo, man patinka, kai ateini į klubą, ir ten geri muzikantai, jie jau turi, jie be manęs gerai skamba, man tik tai reikia biškį tam prisidėti ir viskas bus cool. Va toks man variantas patinka. Čia toks žemas labiau. Jo, aš su savo muzika aš galiu ilgai sėdėti, nemiegot naktimis, ten variantus ten sukti galvoju, o su kitais aš nemėgstu ilgai dirbti, aš noriu, kad iš karto viskas skambėtų. Man jau per daug metų. Gal kas džemo albumas galėtų įvykti, susirenki su grupiai studiją. Tai būtų dream. Ar dabar turi kažkokią grupę, su kuria groja, ar daugiau vienas su projektais kokiais? Taip, graini su tais, kas paskambina dėl to, kad reikia valgyti. Ir turi pasilikti kažką savo, kad tau būtų įdomu. Taip. Ar yra kažkoks projektas, kuris yra skirtas tik tam, kad įdomu dabar? Kartais mes grojam su tokiu, mes turim Ten Tan band, su tokiu Sherman Tan.
Čia vienas iš tokių bičių, kur ateini, jisai jau gerai skamba. Jisai groja bosų ir groja gitarą, jisai turi vocal range, va tokį. Jo. Jisai leidžia man viską. Svarbiausia. Jo, nieks man, joks vadybininkas, kuris išmano apie muziką mažiau negu ten mano katės, jo nesako, ką man grot, kur grot, kokias natas. Jo, jie tiesiog sako, grok. Visiškai laisvė, bet vis tiek, tai nėra jam bandas, tai jūs groja dainas. Taip. Ja. Bet bent jau Sherman, pastebėjau, tai jisai perkūrinėja labai stipriai. Jo, tai yra tokia laisvė, kaip ir. Tai yra beveik džiazas. Ten nėra, aišku, ten džiazo harmonijos, bet principas laisvo muzikavimo labai panašus. Ar jūs turit kažkokią susikūrę, kaip čia pasakyti, struktūras, ar kas kartą yra plius minus improvizuojama? Aš niekad nežinau, kas bus next. Jo, aš jisai man gali parašyti tam senį, gali pažiūrėti tam dainas, sakau, aš neturiu laiko. Tai jeigu turėsi, aš ateinu, jeigu aš net pažiūrėsiu, tai šitų dainų nebus, bus visiškai kitos. Ja. Bet man taip įdomu gyventi, dėl to, kad man patinka improvizuoti. Man nepatinka groti autopilotų tą patį per tą patį, kaip tu esi pop bende ir pop vokalistė būtinai nori girdėti kiekvieną vakarą taip, tą patį, jo, ir aš, jeigu tai finansiškai apsimoka, aš suprantu, jo, bet ar tu, bet norisi ir čia būti laimingam, supranti? Kad vieną vakarą atidirbi. Prieš save būtum sąžiningas. Kas čia nesąžiningas, tai tiesiog tavo darbas, darai, ką tau liepia bosas. Man taip neįdomu, supranti, kai man buvo 20, aš suprantu, dar gali vergystėje pabūti. Dabar, o kaip tada gyventi be tos vergystės muzikoje? Aš turiu... Ar tavo albumas skamba gyvai kur nors? Turiu su bendu kažkur tai... Čia labai daug darbo. Aš niekur nenoriu... Nes aš klausiau, kad ten iš tiesų tai reikia gerų muzikantų, kad visą tai pagrotų. Vienintelis, kas man sakė, aš norėčiau groti šitą albumą, čia buvo toksai iš Afrikos, iš Ganos bosistas, jisai grojo ant mano naujų gabalų. Kenas. Nerealus bosistas. Tiesiog nerealus. Aš daug mačiau, bet kad toks filas būtų. Ir jisai sako, davai darom, bet 2 mažai. Plius jis ne Lietuvoje. Plius jis ne Lietuvoje. Čia tada jisai dar buvo pirmus metus. Ok. Gerai. Matau sur gitarą pas tave rankoje. Ir dar 2. Taip. Kodėl? Geriausios gitaros. Easy. Nes mačiau, su Robertu Semeniuku kalbėjom, irgi pas jį suras yra. Ir svarbiausia, tai nėra labai populiarus brandas čia, kaip Fenderis, koks, žinai, kad ten visi žinotų ir negrojantys. Kodėl geriausios gitaros taip, nežinau, nesakau, kad jis yra nuvertintos, bet sakau, kad nežinau. Mano nuomonė, geriausios gitaros. Man geresnių nereikia. Kažkaip, čia jau buvo pirmas suras Lietuvoje. Mano draugas, kažkada aš ieškojau Strato, aš neturėjau Strato, norėjau amerikietiško kokio nors Deluxe Fenderio, ne? Jo, Strato, kad būtų Stratas. Jo, ir mano draugas tada sako, o aš turiu bagažinį surą. Noriu pažiūrėti. O aš tik tai skaičiau iš Scotto Hendersono forumo, kad jisai dabar groja suras. Taip, kur? Daug. Viskas imu. Čia buvo prieš 18 metų turbūt. Ir aš tada jau, aš turėjau Les Paul, aš turėjau dar, man atrodo tik Les Paul iš tokių Amerikos gitarų ir viskas. Čia yra mano... gal metus jau groju dažniau su šitą. Į Fenderį nekeistum? Ne. Ar tai iš esmės kita gitara, ar... Aš turiu dar kai kurių tokių butikinių. Aš turiu Tom Anderson, aš turiu Zion.
Aš turiu porą Gibsono, bet Fender nematau reikalo. Aš kartais pabandau ir man... Ne, tikrai skirtumas, ar pojūtis, ar kas... Ir garsas, ir viskas kažkaip. Aš galiu groti su bet ko, iš principo. Man nėra super, nėra. Truputį svarbu, bet aš iš principo galiu išspaust garsą. Mes kartais naudodavom tam ir su tokiais žaisliniais instrumentais visiškai. Gali, bet ten kažko lengviau išgaut garsą. Jo, tai taip. Ir jisai geras bičias, šitas John Suhr, jeigu tu parašai ką nors į tą... Jūs rankų darbo visus, ar fabrikas visgi eina? Ne, ten nedidelė firma, bet dabar jinai didesnė, aišku, bet ten yra ir gamintojų, čia pačiu John Suhr autografas, kad jisai pračekino šitas gitaras. Ir jisai, sakau, iš karto tu parašai, aš pamečiau ten tremolo arm. Jisai sako, mes turim tokių, bet šiaip sako, aš pats neištraukiu, aš dedu kartu su juo į gigbag. Kas dar atrašo taip, taip greitai susisiekė jos su vartotojais. Geras customer supportas. Taip. Fainai. Ir nežinau. Ar čia yra geriausia, ką tu manai gali rasti, ar kažkur tai galvoji tik neįperki, ar kaip, kas gali būti geriau? Ar net nereikia? Turbūt gali, bet man totally happy. Super. Ir kur toliau ta gitara keliauja? Jeigu, kažkur gigini koncertai, ne? Jo. Ampai, ar visgi naudoji skaitmeną jau šiais laikais? Jo, dėl to, kad pagrindė tai yra pop gigs, kur visiems absoliučiai dzin. Jo, jie nori, kad būtų aš noriu, kad būtų kuo greičiau ir maždaug tą, ką aš turiu namuose, tokį pat garsą. Kad nepriklausyt kažkokio bičių, kurio nežino, kaip ten maiką apstatyti, arba ten, ar kaip jie ten susuks tą garsą. Visada turi savo garsą ir viskas. Jo. Nors aš labai mėgstu groti analoginiu būdu, senamadišku. Namuose, kai mes džeminam su draugais, ten mes negrojam per protus. Bet jeigu ne pop bandas, kur tau svarbu, kaip skambės ir žmonės girdi? Jo, pavyzdžiui, su to Shermanu aš groju per Fenderį, kuris priklauso Aleksandrui Belkinui, čia Blues Legend, jo, ir aš tik tai porą pedaliukų pasiėmiau ir man labai faina. Ir turi visą pedalboardą? Aš turiu pedalboardą, bet aš pasiėmiau ten porą pedalų. Vėlgi patogumo dėliai? Ar tau to užtenka? Kas yra tie porą pedalų? Tube Screameris ir gal tremolo. Taip, ko gero. Tube Screameris, gal dar vienas overdrive'as, kad būtų biški kitoks. Aš stengiuosi viską daryti čia, kad būtų toks mečiai. Tu gali daryti rock, ar tu gali daryti country. Nice. Jo, arba tu gali ten grot bliuzą. Nieko nekeičiu, jo. Aš galiu groti kažką panašaus į džiazą labiau. Iš tiesų, esu ir seniau matęs to video, kur groji tokius country, ten chicken pickingus visokius. Bet iš kur štai įtaka ateina? Jo, apie šitą reikia pašnekėti. Kada atsirado country pas tave? Country atsirado
Turbūt, kai aš pradėjau klausyti Steve Morse. Čia jau buvo paauglystės ten Steve Vai Satriani, su šitų. Po to yra Steve Morse ir Eric Johnson. Šitie du. Jie turi tos... Ar tiesiog mokėsi jų kūrinius, ar specialiai Iš pradžių kažką jo, po to aš pradėjau domėtis, kas tas per stilius. Jo, aš nusipirkau bandžią, aš nusipirkau mandoliną. Kaip tai gitarą pereina? Kažkiek aš naudoju šitų dalykų. Jeigu aš groju tos bendus, aš galiu įdėti bet kur. Galiausiai vis tiek į pentatoniką grįžai. Jo, turbūt. Ar čia yra toksai pradinis taškas, nuo kurio pradedi ir yra baigė, ar saugus tokia čia ne pentatonika, čia labiau blues. Sakyčiau. Nu taip. Pentatonika būtų... Pentatonika aš žiūriu kitaip. Okay. Bet ką dar reikėjo pasakyti, kad apie hibridinį pikingą. Čia aš manau, kad čia mano dalykas ir aš dabar turiu planą kada nors išleisti vadovėlį. Aš jau muzikinę dalį visus pratimus ir etiudus parašiau, man reikia tik tai teksto tarpus parašyti, kodėl su kokiu pirštu ir kodėl jom reikia šitų dalykų. Tas dalykas atėjo natūraliai dėl to, kad aš vaikystėje daug klausydavau pianistų, ten Chopinų, ten visokių. Ir aš norėjau tokios pačios informacijos grojant gitarą, bet kad nebūtų super sudėtinga. Ir kad skambėtų tarkim, yra ten šitie visokiausiai ten, kaip jie, svypai, jo. Šitas nesąmonės. Bet jos man neskamba smooth, jos man skamba labai sausai ir nemaloniai. O aš norėjau, kad skambėtų kaip su pianinu arba su sintezu. Ir aš pradėjau ieškoti, kaip tą padaryti. Ar naudoji? Du pirštai dirba, taip? Kartais vienas, kartais du. Yra visokių etiudų, aš ten visokių prirašiau, kad galima būtų išgyventi bet kurioje situacijoje. Grot arpedžio, grot linijas, grot intervalus, grot sekvencijas visokias. Tai va. Okay. Šitas... O tokį planą aš turiu. Tai bent jau vieną pirkėją knygos turėsi. Jo, ir dar vieną iš Švedijos, sakė, aš iš karto pirksiu. Tuobiau, kad labai modernus dalykas šiaip yra hybrid picking. Aš pažiūrėjau, ką dabar groja Hebra, Polyphia, Tim Henson, viskas eina ant hybrid pickingo. Galbūt, man nepatinka Polyphia ir Tim Henson, man iš naujų patinka Mateo man patinka, man yra įdomesnių jaunuolių. Kas tai būtų? Sakau, Mateo Mancuso, pavyzdžiui. Taip. Jisai groja, aфиgenas linijas. Ne apie techniką aš šneku, tiesiog apie muziką, apie natas. Jų yra labai daug. Klausai iš modernesnio? Iš jaunųjų talentų? Yra ne gitaristų, yra Louis Cole, pavyzdžiui, toksai iš Los Andželo. Jisai labiau jazzy fusion funk. Šitą bičią. Aš daug klausausi pianistų, biškai mažiau putikų, bet jie turi, man įdomesnės idėjos iš šitų instrumentų. Ir visą tai keliai gitarą paskiau? Aš žiūriu, ką aš galiu panaudoti, ir jeigu tai nėra super sudėtinga, jeigu tu atrandi būdą, kaip tai pernešti, tada taip. Cool. Taip. Ar mes galėtume išgirsti kokį tavo kūrinį? Turėjai...
Kūrinį, mes galim, tai turbūt, nu, su kuo dirbu, aš galiu pagrotant. Būtų įdomu. Jo, reikia Martyną pasikviesti. Martynai. Gali paleisti šitas solo sekciją. Labas, va, čia mano dešinė ranka, aš jo kairė. Davai, ką paleisti? Ja. Ta daina, kurią paskutinę rašo? Jo, ten, kur porą kvadratų solo. Davai, čia veiksi. Ar tai bus kokia albumo daina, ar naujas kūrybos jau? Vėlgi geras klausimas. Aš niek nesakau, kad aš rašau albumą. Aš tiesiog kažkas ateina, aš bandau, jo, kažką. Cool. Nauji kūriniai ateities albumą. Taip. Nu, nežinau. Albumų, ne albumų, bet nauji kūriniai tai tikrai. Nice. Tai ką? Tikriausiai sakysiu ačiū. Ačiū, kad pakvietėt ir kad atvažiavot jo iš Kauno. Tai ką? Labai smagus pokalbis buvo. Dėkoju, kad sutikai ir... Jo, dėkui jums. Viso gero. Viso gero. Ate. Rock on.